Venciūnai nuo rajono centro Alytaus nutolę vos 7 kilometrus. Aktyvių ir iniciatyvių žmonių čia netrūksta. Kaip sako bendruomenės Venciūnų sodiečiai pirmininkas Svajūnas, bendruomenė gyvena draugiškai. Kartu švenčia Kalėdas, užgavėnes ir kitas šventes. O idėja bendruomeninio maitinimo verslui kilo iš poreikio, visų pirma savo pačių. Per bendruomenės susitikimus ir šventes gi visiems norisi skaniai pavalgyti. Laisvų patalpų atnaujintuose bendruomenės namuose irgi buvo, tereikėjo jas įveiklinti. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administruojamos lyder programos parama Venciūnų bendruomeniai padėjo svajones realizuoti. Buvo įsigyta visa reikalinga virtuvės įranga maisto gamybai, o vadovauti virtuviai ėmėsi vietinė venciūniškė. Labadiena, esu Svajūnas Adžgauskas, Venciūnų sodiečiai bendruomenės pirmininkas. Bendruomenės projektas gimė mums susitikus su VVG tuometinė pirmininkė Vida Vrubliauskienė. Mes pakalbėjom apie tai, kad reikėtų daryti. Jinai mus labai stipriai kalbino, kadangi turim didelį pastatą, jį reikia įveiklinti. Todėl ryžomės šitai veiklai. Jeigu iš tikrųjų ne VVG veikla, ne intensyvus įkalbinėjimas, tikriausiai nebūtumėm niekaip ėmėsi iš tos iniciatyvos. Tai vienas iš tų variklių tikriausiai mano supratimu yra VVG. Projekto bendra vertė su PVM yra apie 63 000 eurų. Dalį pinigų davė rajono savivaldybė, tai 5% ir 21% PVM. Tai vėlgi, jeigu ne rajono savivaldybės pagalba, tai taip pat nebūtų įmanoma šito projekto įgyvendinti. Visus kitus pinigus gavome iš NMA per VVG. Įsigijome, kaip matote, konvekcinę krosnį, indaplovę, šaldytuvą, šaldiklį, stelažus, kriauklės, kondicionierius, susiremontavome patalpas, įkūrėme vieną darbo vietą, turime planų ateity galbūt ir daugiau, bet šiandien dienai tiek. Lietuvoje bendruomenės labai dažnai imasi tradicinių lietuviškų patiekalų, o mes truputį pasukom kitą linkmę, ėmėme šiek tiek naujovių, gaminame vieno kąsnio užkandžius, jais susižavi mūsų klientai paragavę, klausia kontaktų, taip didėja ratas.